Sveiki, aš esu Martynas Šeikus, o su manim labai nepaprastas žmogus Julius Slavas, kurio aureolę jūs matote virš galvos, iš tikrųjų specialūs efektai. Sveiki visi žiūrinti šį video. Šiandien šiame video mes pasidalinsim su jumis labai svarbia patirtimi Jurijaus, kaip įsigyti nekilnojamą turtą be didelio pradinio kapitalo. Tai yra iš tikrųjų, ko gero, visiems labai aktuali tema, kad galima būtų įsigyti trokštamus namus ar galbūt investicinį, reiškia nekilnojamą turtą ir už jį sumokėti kur kas mažiau pradinio įnašo negu įsivaizdavome iki šiol. Ir Jurijus, kuris yra šios srities ekspertas ir mano labai geras draugas, praktikas, kuris man tikrai dabar jau atvėrė akis, kas tai yra investicijos į nekilnojamą turtą, su jumis sutiko nuoširdžiai pasidalinti šią patirtimį. Tai bet prieš tai, Jurijau, papasakau, kas tu, kad žmonės, kurie galbūt dar nežino tavo veiklos, papasakau, ką esi nuveikęs, kad matytų, ar tai yra tikra, tai jiems reikalinga. Ne? Taip. Tai sveiki visiems. Kas aš esu? Esu iš esmės žmogus pirmiausia. Taip, ko gero, nelabai kuo smarkiai ir besiskiriantis nuo tų, kas žiūri šį video, nes nesu kažkoks milijonierius ten ar gimęs iš karto turint savo kišenėje daug pinigų. Tačiau, nežiūrint to, investuoju į nekilnojamą turtą ir investuoju pakankamai sėkmingai, netgi dabar tai jau darom ir su visa mūsų komanda. Ir mano valdomų objektų kiekis šiuo metu artėja jau link 10 praktiškai. Ir ta nekilnojamo turto, sakykime, pajamų dalis mūsų šeimoje sudaro pakankamai ženklės pasyvias pajamas. Jeigu taip žiūrėt asmeniškai, jos viršyje 1500 eurų per mėnesį. Tai būtent jau nebedirbant. Tai yra iš nuomos, grynai iš nuomos. Super. Tai reiškia ir taip, tai dabar tavo irgi viena iš tų veiklų, kurias tu darai, tai ieškai nekilnojamo turto, jį nusiperki už geriausiai įmanomą kainą, kurią gali gauti išsiderėti ir paskui ją protingai, pelningai išnuomoji ar sukuri dar kitokį, reiškia, puiku. Tai aš įsivaizduoju, visiems tikrai aktualu, daug kas susimasto apie tai, kad reikia turėti papildomą pajamų šaltinį šalia savo ar algos, ar verslo pajamų. Ir tikrai būtent Jurijaus ši patirtis tikrai mums padės. Tai Jurijau, dabar pasidalink savo patirtimi, iš tikrųjų patarimu to auksiniu. Kaip įsigyti žmogui nekilnojamą turtą be didelio pradinio kapitalo? Dažnai užduodu šitą klausimą žmonės ir aš iš esmės pats, kai pradėjau investuoti nekilnojamą turtą, ne kai pradėjau, o prieš tai, kai pradėjau, aš buvau įsitikinęs, kad reikia didelių pinigų. Bet iš tikrųjų tai mano įsitikinimu, kad ne pinigai yra pagrindinis dalykas, o žinios. Jeigu tu turi pakankamai žinių, tada visą laiką yra žmonių, kurie mielai duos tau pinigų, kad investuoti tą nekilnojamą turtą. Jeigu tu sugebi savo žinių, savo patirties pagalbą atrasti objektą, kuris yra daugiau duodantis galimybę uždirbti, daugiau negu rinkoje vidurkis yra, tai kodėl kažkas neturėtų to duoti pinigų? Mūsų patirtis tokia pati buvo. Mūsų pirmasis nekilnojamo turto, net pirmasis, bet vienas iš pirmųjų nekilnojamo turto objektų lygiai taip pat buvo įsigytas. Draugai turėjo pinigų, bet tingėjo galbūt, neturėjo žinių, nenorėjo investuoti savo laiko ar pastangų į tai, ieškoti kažkokių tais paimingesnių objektų. Mes pasakėme, mes tai padarysim, mes žinome, kaip tai padarys, bet už tai duokite mums didesnę dalį nuosavybėje. Ir iki šių dienų mes tą objektą turime, jame yra daugiau mūsų nuosavybės negu mūsų investuotų pinigų ir jis sėkmingai mums duoda pajamas kiekvieną mėnesį, kurios tapsi. Lygiai taip pat galima rasti žmonių, kurie netgi mielai visus savo pinigus investuos be tavo asmeninių pinigų ir irgi mielai pasidalins kaip minimum bent jau pajamom, o galbūt ir nuosavybė. Dažnai tie žmonės gali būti, tarkim, kad ir daugelį iš mūsų tėvelių. Kiekvienas turi pensijai pasidėję, taip kažkur tai taupo ir mūsų su žmona, kaip tik žmonos tėvai tokie buvo, pasidėję pensijai, taupė terminuotą indėlį. Šiais laikais bankė, kur moka lygiai 0 procentų ir bijojo jį nutraukti, nes nutraukė, pasirodo, dar turėtų susimokėti bankų, kad išsimti tus pinigus. Tai užtruko kokį pusę metų mums įtikinti juos, kad verta kitaip tus pinigus įdarbinti. Įdarbinom, radom būdą, kaip nusipirkti nedidelį butuką bendrabučio tipo už tos pinigus, kuris sėkmingai generuoja jiems pakankamai gerą grąžą ir iš tos pinigų sumos jie dabar gerokai laimingesni yra, netgi pusė tos sumos tiesiog kaip dėkingumo ženklą už tai atiduoda mums.
Super, tai galima taip pasakyti, kad reiškia ta patirtis praktika dabar jau leidžia tikrai pirkti išmintingai, padėti ir kitiems išmintingai įsigyti nekilnojamą turtą, iš to užsitikrinti ilgalaikės tokias pajamas, dėl kurių nereikia, kaip sakant, lenkti nugaros kiekvieną dieną ir turėti savo tokią, kaip sakant, tvirtesnę ateitį, ar ne, susikūrus. Tai Jurijau, dar mes turim mūsų žiūrovams dar vieną dovaną, su Jurijum, reiškia, Jurijus jums dovanoja savo webinarą, kurį galite visiškai nemokamai peržiūrėti. Tai jeigu jums šis video yra naudingas ir matote, kad norite dar giliau susipažinti su ta patirtim ir žiniomis, kurias turi Jurijus, o jis turi tikrai milžinišką žinių bagažą ir patirtį pagal savo investicijas į nekilnojamą turtą ir dabartinius nuveiktus darbus. Tai Jurijau, dabar, reiškia, papasakok apie webinarą, kurį mūsų žiūrovams dovanoji, kas tai ir ką žmogus gaus. Taip, webinaras, jo pavadinimas yra 5 būdai, kaip galima pasigerinti savo gyvenimo kokybę, sakykime, panaudojant būtent nekilnojamąjį turtą. Ir ten mes dalinamės 5 realiom praktiniam idėjom, kurias dalį tų idėjų ir pats esu išbandęs ir panaudojęs, kurios realiai padeda pasigerinti kažkokį savo gyvenimo elementą. Tai yra, pavyzdžiui, jeigu jūs norite įsigyti automobilį, gal kažkokį brangesnį. Tai kaip tai padaryti, kad nekilnojamas turtas jums apmokinėtų to automobilio įsipirkimą. Arba norite pasididinti gyvenamąjį plotą. Kaip vėlgi padaryti taip, kad tai galima būtų daryti nemokamai ir už jūsų didesnį plotą mokėtų jūsų nuomininkai. Arba kaip gyventi prabangiam name, bet vėlgi nemokant iš savo kišenės, o gaunant pinigus, kurie dengs iš kitų jūsų investicijų. Tai 5 štai tokios praktinės, tikrai veikiančios ir išbandytos idėjos, kuriamis dalinuosi kartu su kolega tame webinare. Bet jokio šūdo malimo. Jokio šūdo malimo. Visiškas praktinis dalykas ir kartais, aš sakau, netikėkit, ką aš sakau, tiesiog paimkit bent vieną tų idėjų ir pamėginkit ras būdų, kaip įgyvendinti praktiką ir pamatysite, kad tikrai veikia. Webinaro trukmė tu minėjai 1,5 valandos. Gerų, vertingų žinių. Tai kviečiu iš karto registruotis į šį nemokamą visiškai, reiškia, Jurijaus webinarą, kurį jis jums dovanoja. Po šio video yra nuoroda, spauskit šią nuorodą, ateikite į jo puslapį ir ten užsiregistruosit. Galėsit video žiūrėti, ten turbūt visai neužilgo tas webinaras bus vėl vyks. Ir registruosite, žiūrėsite nemokamai, gausite daug vertingos informacijos ir tikimės, kad jinai jums padės jūsų reiškia, tolimesniuose žingsniuose. Tai ačiū Jums tuomet, ačiū labai Jurijau už tavo laiką ir iki, sėkmės.